Norėjau pamatyti skirtingas šalis, jų kultūrą, gamtą. Norėjau susirasti draugų visame pasaulyje. Turėjau svajonę, tai reikėjo plano ją įgyvendinti. Tokį atsakymą į banaliausią klausimą girdime iš keliautojo dviračiu. Viskas prasidėjo 1998 birželio 23-ąją. Prieš tai Daisuke Nakanišis 6 metus dirbo statybų kompanijoje Sakoje ir taupė pinigus būsimai kelioniai – $50,000. Tiek prireikė. Tėvai buvo griežtai prieš tokį sumanymą. Kai pradėjau kelionę, tėvas buvo labai piktas, bet kai grįžau, jis šypsojosi man laimingas. Pirmosios 5 kelionės. Amerika, Europa, Naujoji Zelandija, Indija ar Nepalas. Iš viso aplankyta 20 šalių. Daugiausiai nuvažiuota 5000 kilometrų. Spausdavo atostogų laikas, todėl sunku buvo patirti tai, ką norėjusi. Troškulys keliauti buvo nepakeliamas. Galvoje gimė didžiulis troškimas leistis aplink pasaulį. Norėjau apkeliauti visą pasaulį. Ant dviračio leisti ne tik atostogas. Svajojau, kad kelionė truktų 3-4 metus. Keliaučiau aplink pasaulį. Pirmiausia pagalvojau, man reikia pinigų. Baigęs universitetą, turėjau 6 metus dirbti, kad galėčiau keliauti. 98-aisiais palikau Japoniją ir leidausi į kelionę aplink pasaulį. Susidariau planą, kad noriu vykti į 5 žemynus, galbūt į 60 šalių. Pusiaukelėje mintys keitėsi. Gal keliausiu 4 metų ir pakaks. Šis laikas prailgėjo iki 5 metų ir 100 šalių. Vėliau nutariau dviračiu įveikti 100 000 kilometrų ir užtrukti 10 metų. Ir pagaliau po 11 metų aš baigiau savo kelionę. Šių metų spalio 11, grįžimo į namus dieną, dviračio kompiuteris rodė 151 849 kilometrai, 131 šalis, padangos keistos 82 kartus, pedalai 5. Dviračio kameras klijuoti teko daugiau nei 300 kartų. Išvykęs iš Japonijos 28, Daisuke namus grįžo po 11 metų. Klajonėse Japonas išmoko ne tik anglų, bet ispanų ar portugalų kalbas. Dažniausiai per dieną nuvažiuodavau 100 kilometrų. Labai priklausė nuo vėjo stiprumo. Buvo dienų, kai veikdavau vos 30. Turėdavau 3-4 dienoms maisto ir vandens. Didelių bėdų nebūdavo. Jei dėl blogo oro užtrukdavau ir baigdavosi maistas. Kasdien prasilenkdavau su automobiliais. Jei prašydavau sustoti ir duoti maisto ar vandens, žmonės pagelbėdavo. Patagonijoje buvo labai stiprus vėjas, kad kartais negalėjau ne tik važiuoti, bet ir stumti dviračio. Palaukdavau, kol vėjo gūsiai nurims ir stumdavausi. Vėjuje primus galėdavau kiek paminti. Wind slowly, I can cycle. Keliautojas dviračiu Afrikoje galynėjosi su dykumų karščiu. Kenijoje jį užklupo maliarija. Namibijoje peiliu teko gintis nuo hienų, apsupusių palapinę. Rusijoje skelbė stiprus lietus. Įvažiavusio į svetingą kabutėse Maskvą, Daisukės niekas nepriėmė. Viešbučiai buvo neįkandami, todėl teko suktis ir važiuoti į priemiestį. Pavargus numinti dar 100 kilometrų. Visa keliautojo manta su dviračiu svėrė 70 kilogramų. Negalėjau važiuoti į tas šalis, kur vyko pilietinis karas. Sienos uždarytos. Tačiau ir aplink buvo nesaugu. Nevykau į Kongą, bet kaimynėse Pusiaujo Gvinėjoje, Gabone, Kamerūne policija buvo itin korumpuota. Jiems nuolat turėjau mokėti kyšius. Jei būčiau nedavęs, būtų užmušę. 11 metų keliaudamas po pasaulį dviračiu, dažniausiai apsistodavau pas vietinius, prisimena dviratininkas.
Pietų Afrikoje prisiglaudžiau policijos areštinėje. Taip saugiau. Gavau kavos ir maisto. Pasidalijau su sulaikytaisiais. 1000 naujų draugų visose pasaulio kampeliuose. Tarp jų pažintis su Edmundu Hillariu, pirmoju žmogumi pasiekusiu Everesto viršūnę. Daisukės pažinčių sąraše Lenkijos buvęs prezidentas Lechas Valensa, Amerikos buvęs prezidentas Jimas Carteris, vokietis Heinzas Štiukė. Keliautojas į Gineso rekordų knygą įtrauktas kaip ilgiausiai pasaulyje dviračio pedalus minantis žmogus. Keliauti po pasaulį jis patraukė 20. Be sustojimo jau keliauja beveik 50 metų. Aplankė 200 šalių, numynė 500 000 kilometrų. Su vokiečiu Daisukė kelionėje susitiko ne kartą skirtingose šalyse. Atvažiavęs į Santos, Brazilijoje, gaisrininkų paklausiau, ar galiu apsistoti pas juos. Pasakė, sveikas atvykęs, gali likti 2-3 dienas. Svajojau sutikti futbolininką Pelė. Vadovas gaisrinės radijo ryšiu užklausė, ar kas pažįsta Pelė. Vienas jaunuolis pranešė, kad jo draugas dirba futbolininko kontoroje. Jis mane ten nuvežė ir mes susitikome. Prieš 3 metus Daisukė dviračiu atmynė ir iki Lietuvos. Lietuvoje lankiausi 2006 spalį. Kai pasiekiau Vilnių, buvo sukarta 100 000 kilometrų. Tas momentas buvo tikrai nuostabus. Ten susiradau nuostabių draugų. Praleidau savaitę ir ne dienos viešbutyje, tik draugų namuose. Per visą tą kelionę susiradau daug draugų. Ir tai buvo laimė. Iki šiol su dauguma bendrauju internetu. Grįžau prieš mėnesį, o jau 3 draugai iš užsienio buvo atvykę manęs aplankyti. Manau, kad gražiausios pasaulio moterys – čekės ir argentinietės. Šilčiausi pasaulio žmonės – Pietų Amerikoje. Man patinka jų atvira siela ir linksmas būdas. Ramiai pasakoja keliauninkas. Jei mano širdis liktų, tai ten. 11 metų kelyje tik su dviračiu. Daugiau kaip 150 000 kilometrų. Tai lyg 4 kartus apkeliauti Žemės rutulį. Kasdien Daisukė įveikdavo po 100 kilometrų. 5 žemynai. 131 šalis. Daisukė Nakanišis viršijo iki šiol buvusi Japonijos keliavimo dviračių rekordą. Jo kelionę aplink pasaulį kolegos prilygino Nobelio premijos laimėjimui. Lankydamiesi jo namuose Osakoje, pažinome patį paprasčiausią ir kukliausią keliautoją, kuris nei akimirkos nesigiria ir nesididžiuoja tuo, ką padarė. Daisukė dviračio kilometrais kelią matuoja iki kitų žmonių širdžių. Jam tai kelias į save. Pasikeičiau. Prieš tai buvau labai kuklus. Negalėjau kalbėti su nepažįstamais žmonėmis. Dabar galiu ir moku bendrauti su visais. Kas toliau? Klausėme Japono. Nežinau ir dar nenoriu žinoti. Surengsiu Japonijoje ir svetur nuotraukų parodą. Kelionių įspūdžių sudėsiu į knygą ir ieškosiu darbo. Jaučiu išlaisvinę savąją svajonę. Dėl to gera ir liūdna. Gera, nes visame pasaulyje pažinau tikrų draugų. Liūdna, nes svajonė jau įgyvendinta. Po 11 metų klajonių dviračių, sako Daisukė Nakanišis. Žmogus, kuris po tiek metų kelionių šiandien drąsiai gali save vadinti pasaulio piliečiu.